guys, ką šiandien nori daryti visi? Wow, makaronai, pakeitė truputį žodžių. Bet aš šiandien noriu žaisti slėpynų. Mes niekada kaip draugai nežaidėm slėpynų. Nes visi draugai taip daro iš pirmo. Tada jiem atsibosta. Tada jie būna visi ant telefonų. Tada jų veidai pasensta, nes jie žiūri į TikToką. Blogai, kad jie unbanino TikToką Amerikoje. Dabar visi ten draugai bus ant telefonų. Gera idėja, Aurinai. Žaidžiam slėpynas. Čiurne. You got me, gerai. Skaičiuosiu iki 20, nes 20 yra geras laikas. Ir 20 labai gražus skaičius. Gerai, jau patylėk, einam slėptis. 1, 2, eisiu slėptis čia. Oi, labas, kas tu? Ai, mes žaidžiam slėpynas. Ai, gerai. Aš tiesiog noriu Vilniaus gražos. Gerai, tu statybininkė. 15, 16, 17, 18, 19, 18, 19, 20. Einu ieškot. Jis mūsų nesuras. Jo. Aurinai? Kas tu? Ai, aš, vaikai, aš jums negaliu paaiškinti. Aš tiesiog Vilniui kerštą, nes jis man gražos nedavė už sofą. Iki. Jo, aš slėpiausi su juo. Na gerai, einu Gintarą ieškoti. Vilnius sakė, reikia drabužius įskalbti. Nežinau kokio. Kas čia per mygtukas? Niekada nemačiau kaip į parinkinius. Gerai, tiek to. Aurinai? Pala, o kol čia įjungta šviesa? Pala, kas čia per maudos? Drabužiai čia išimti. O jis gal čia įėjo ir įsijungia šviesą, nes jis bijo tamsos. Gintarai, kur tu dingai? Makaronai, o kur yra Gintaras? Nežinau, einu į virtuvę. Guys! Atidarykit duris! Padėkit! Čia turėtų būti Aurinas ten. Čia turi būti Gintaras. Kas čia iš vis yra, aš niekada nemačiau. Čia yra dar viena skalbimo mašina. Na ten džiovyklė. Kas čia? Aš negaliu tos drabužius ten būti. Aš negaliu. O Gintarai, čia slėpėsi, kol pats negali išeiti. Ir aš niekada nemačiau šitos skalbimo mašinos. Aš galvau, kad ta džiovyklė yra skalbimo mašina. Bet šitos durys tikrai užslėpė. Niekada nežinojau, kad čia buvo. Ne, makaronai, einu prie sofos, pasakysiu. Gerai. Tai, guys, kodėl aš taip šneku gerai. Tai mes slėpėmės ir aš pasislėpiau džiovykliai. Ir kai pasislėpiau džiovykliai, kažkas atsitiko. Tu džiovykliai, bet mes ten žiūrėjom. Žinau, aš teleportavau. Tu teleportavai nuo ten iki ten? That's fucking impossible. Nemoku pasakyti. Kaip tu nuo A iki B, iki point B, nuėjai nuo A iki B? Kaip tu nuėjai, tai neįmanoma. Tu turi meluoti. Ne, ateikit pasižiūrėsim. Gerai, guys, aš įėjau čia ir tiesiog. O kodėl čia rašo time program? Šito, kai įėjau, aš prisimenu, kad buvo išjungtas. Todėl šviesa įsijungia. Jo, įdomu, kas įjungia. Nu, pažiūrėsim skalbinių. O kur visi skalbiniai, kas išėmė? Aš išėmiau skalbinius, kad pasislėpčiau čia. Vilnius ant manęs supyks, nes jis sakė man drabužį sudėti. Paskui sugrįšiu, kai jūs čia nebebūsit. Aš pasižiūrėsiu, kas čia yra, kad čia yra time program. Nu, čia nieko nėra, tik dėžutė.
Man atrodo sugedas, bet... Įeikit kažkas, parodysiu. I'll do it for the team. Gerai, guys, aš tiesiog čia būsiu. Gerai, tada uždarysiu tave. Ir kas dabar? Reik palaukti. Makaronas pradingo. Makaronai? Ar tu slepiesi kažkur? Aš irgi einu teleportuoti. Einu į virtuvę. Guys, kaip ten buvo? Wow! Magnificent! Guys, kaip apie tai galvojot? Gerai, Gintarai, tu gal gali paimti mano vietą, bet tu tikrai nepaimsi makarono. Jo, eik iš mano vidurinio sosto, apsikeiskim, tu kitur. Gerai, tai su manim dabar tikim? Tikit? Guys, ar jūs žinot, ką mes galim daryti su šitą galę? Mes galim paimti vieną į pizzeriją ir kitą pasilikti namuose ir tada galim turėti 2 sekundžių pizzą. Arba galim padaryti dar skalbimo mašinų ir gali visam pasaulio pizzos iš karto atsirasti. Pala, o ne time program? Ar visi turi time program? Man atrodo, tas settingas neturėtų ten būti. Man atrodo, kažkas padėjo ten. Suspicious. Indeed. Tai ką dabar darysim šiandien? Būkim ant savo telefonų. TikTok. Ei, makaronai, koks savo slaptažodis interneto? Pažiūrėsiu, ar tie vaikai tiesus. Ar čia yra teleportavimo mašina? Aš kaimynų skalbimo mašinai. Ei, tu išeik iš mano skalbimo mašinos!